Man paukštelis pačiulbėjo ir noriu išduoti visiems paslaptį, kad tu penktadienio vakarus leidi labai ypatingai. Ne taip kaip dauguma žmonių. Tai papasakok, ką tu veiki. Žodžiu, kai gavau pasiūlymą mokytojauti Maironio lituanistiniai mokyklai Čikagoje su pirmokėliais ir man per sekundę išlinda tos jaunystėj tas jausmas, taigi norėjai būti mokytoja ir dar su mažais vaikais. Ne kažkokią vyresnę klasę gavau, o pirmokėlius, kurie tokie, tokie mimimi visi painuoliai. Nedelsiant sutikau. Tai vat, kiekvieną penktadienį pirmokėliams mokau lietuvių kalbos. Kaip lietuvių kalbos? Raideles mokinamės. Žodelius, raideles. Įsivaizduoju, kad labai daug tų pamokų ateina, tai vat smagu, kad tu gauni jų ir mokyklėlį ir kad nepabijojai, nes tikriausiai, žinai, vėlgi, sakei taip, nes susijungiai su to jausmu, kažkada norėjau, davai, einam ir darom. Protas tikrai bijojo ir galvoju, aš kaip čia, tai kaip čia. Ir man buvo begalės klaustukų kaip, bet kada atsisėdau, tai protas sakė kaip, bet kada atsisėdau ir iš čia išsitraukiu, kad taigi tu visą laiką norėjai. Taip, bandysiu, kai bus, tai bus, bandysiu. Bet kažkaip vyko labai gerai.